Labą dieną, labai malonu daryti pranešimą šitoje istorinėje Seimo salėje ir labai smagu, kad Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto politikos komunikacijos tyrimų centras startuoja su tokiu, pakankamai rimtu ir įspūdingu simpoziumu. Tai didelis ačiū Linui Kontrimui, kuris yra variklis šito simpoziumo. Ir šiandien aš kalbėsiu apie 20 metų Seimo rinkimus. Ar ne? Čia jau Aidas aptarė ir mero rinkimus 23 ir dabartinius rinkimus. Mes šiek tiek grįšim 4 metais atgal. Ir iš tikrųjų COVID-as buvo toks vienas iš kertinių veiksnių lydėjusių 20 metų Seimo rinkimus. Ar ne 20 metų pradžioje užklupusi pasaulinė pandemija buvo toks beprecedentinis reiškinys, su kuriuo pasaulis ir Lietuva nebuvo susidūrusi, ar ne, ir mes turėjom tam tikrus apribojimus, lockdownus, tai yra uždarimus, pirmą karantiną, antrą karantiną, kuris tęsiasi pakankamai ilgai ir kurių datas matote skaidrėje, bet vienaip ar kitaip, pandemijoms, bet gyvenimas vis tiek tęsiasi. Ir rinkimai yra vienas iš to besitęsiančio gyvenimo ženklų ir vienaip ar kitaip rinkimai skirtingose pasaulio valstybėse buvo suplanuoti ir užklupusi pandemija, vertė ieškoti sprendimų, ką daryti su tais rinkimais. Panašios diskusijos vyko ir Lietuvoje, kai pirmo karantino laikotarpio buvo diskutuojama, kągi reikės daryti su 20 metų spalio mėnesį vyksiančiais Seimo rinkimais, jeigu ta pandemija tęsis ar ne. Ir tų sprendimų įvairiose pasaulio valstybėse buvo rasta labai įvairių, ar ne. Vienas iš populiariausių sprendimų tai buvo rinkimų atidėjimas. Tiesiog rinkimai yra perkeliami kažkokiam vėlesniam laikui, kaip pavyzdžiui, Lenkijos prezidento rinkimai, kurie buvo perkelti iš gegužės 10 į birželio 28 dieną. Ir tas perkeliamas iš tikrųjų irgi turėjo tokius pakankamai rimtus efektus, nes viena iš pagrindinių partijų sugebėjo pakeisti savo kandidatą. Perkelus rinkimus ir tas kandidatas visai rimtai pasirodė. Aš kalbu apie dabartinį Varšuvos merą Robertą Časkovskį, bet vienaip ar kitaip tokių pavyzdžių buvo nemažai. Kitas būdas, kiti būdai, kurie buvo svarstomi, tai yra rinkimų laikotarpio pratęsimas, kad balsavimas vyktų 3, 5, 7 dienas, išskaidant srautus. Galvojama buvo apie elektroninio balsavimo įgyvendinimą, kuris irgi toks problematiškas, nes vėlgi tų sprendimų taip greitai neįdieksi, ir tos diskusijos vyksta pakankamai ilgai, buvo kalbama apie kažkokį hibridinį balsavimą, ar ne, paštu ir panašiai, bet vienaip ar kitaip, tų sprendimų buvo ieškoma. Ir jeigu pasižiūrėjus, čia matome skaidrę duomenis iš International Institute for Democracy and Electoral, dabar net nematau paskutinio žodžio, matome pasaulyje rezultatus, tai balandį, gegužę ir rugsėjo mėnesį matome didžioji dalis rinkimų vis tik buvo suplanuota, anksčiau rinkimo buvo stumiami į vėlesnius laikotarpius, o visais kitais mėnesiais vienaip ar kitaip didžioji dalis rinkimų vis tik buvo organizuojama vienomis ar kitomis formomis, vienokiais ar kitokiais apribojimais. Tai 20 metų Seimo rinkimai buvo irgi toks dalykas, baigėsi pirmasis karantinas birželio 16 dieną, ta kampanija po truputį pradėjo įsisiūbuoti ir paskui mes vėlgi jau artėjant Seimo rinkimams matėm augančių susirgimų skaičių ir irgi prasidėjo tam tikros lenktynės su laiku. Buvo akivaizdu, kad turbūt vis tiek mes einam į antrą karantiną ir tada tik tai klausimas, ar spėsim ir kaip spėsim tuos Seimo rinkimus įgyvendinti. Bet mes juos spėjom ir iš karto po Seimo rinkimų lapkričio mėnesį išėjom į antrą karantiną, kuris tęsiasi labai ilgai. Dabar, kalbant apie pačią rinkiminę kampaniją, aš irgi per daug į teorinius dalykus nesileisiu, bet Benoit teorija, kad balsavimas yra lyginamasis veiksnys, kandidatai turi išsiskirti iš savo oponentų ir jų komunikacija, tai yra jų žinutės, yra tas būdas, kaip jie tą padaro. Ir tos žinutės
to palankumo jie siekia arba girdamiesi, arba atakuodami, arba gindamiesi. Iš esmės mes kalbam apie taip vadinamą pozityvę, negatyvę komunikaciją ir jie siekia gauti daugumos rinkėjų balsų. Tai kalbant apie 20 metų Seimo rinkimus, mes vykdėme tokio pakankamai didelio masto tyrimą ir analizavom kokias žinutes ir kokiais kanalais ir kokiais kiekiais siunčia skirtingos partijos ir skirtingi politikai. Ir į mūsų tyrimo imtį pateko socialinės medijos ir spauda. Tai yra dar, sakykime, tos tradicinės medijos, pati tradiciškiausia turbūt medija ir socialinės medijos tokios kaip Facebookas, Instagramas ir TikTokas. Ir mes stebėjom, visų 17 rinkimuose dalyvavusių partijų pirmus 20 pozicijų sąrašuose, jų visą srautą tiesiog nusisiurbėm, ką jie komunikavo laikotarpiu, prieš rinkiminių laikotarpiu, tai yra nuo rugpjūčio 27 iki pat spalio 11 dienos. Ir matote, kad per visą šitą laikotarpį mes užfiksavom, surinkom virš 12 000 Facebook žinučių, virš 1300 Instagramo žinučių, 46 TikTok'ų įrašus ir 1740 reklamų arba užsakomojo pobūdžio straipsnių spaudoje. Tai vėlgi šitie skaičiai irgi rodo tam tikrą intensyvumą, matome, kad Facebookas turbūt intensyvumo prasme yra tapęs ta pagrindinė platforma, kurioje politikai komunikuoja ir vykdo savo sakykime, rinkiminės kampanijas. Čia matote tuos kelis pavyzdžius iš skirtingų kanalų, galbūt atskirai reikėtų pakalbėti apie Instagramą ir TikToką. Instagramas buvo akivaizdžiai auganti platforma ir turbūt galima kalbėti, kad šitos platformos vaidmuo jisai tikrai bus didesnis artėjančiose rinkimuose. TikTokas buvo toks labiau parodymas savo modernumo, kurį naudojo viena partija iš esmės ir to TikToko naudojimo dėka galbūt labiau sugebėjo pritraukti žiniasklaidos dėmesį, parodant kokie jie yra inovatyvūs, modernus, pasiekiantis jaunimą ir panašiai. Dabar kalbant vis tiek, kad rinkimai vyko COVID laikotarpiu, tai natūralu, jog buvo galima tikėtis, jog COVIDas bus dominuojanti tema rinkiminėje kampanijoje. Tačiau mūsų duomenys rodo visiškai ką kitą, jog COVIDas iš tikrųjų rinkimuose pakankamai buvo menkai atspindima tema ir menkai komunikuojama būtent apie COVIDą. Tik tai, kaip mato, 10% Facebook platformos žinučių arba šiek tiek daugiau, 11,5% žinučių spaudoje buvo susijusių su COVIDu. Tai iš tikrųjų šitas dalykas buvo keista, nes vis tik vienaip ar kitaip mes gyvenam tuo covidiniu laikotarpiu, bet tas COVIDas netapo ta dominuojanti rinkimų tema, kaip buvo galima tikėtis prieš rinkimus. Matome, kurių partijų politikų komunikacijoje COVIDo žinutės buvo dažniausiai minimos, tai netikėtai dažniausiai COVIDą minėjo Lietuvos liaudies partija, sakykime, tokia, populistinė partija ir iš kitos pusės Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, kurios iš pat pradžių, sakykime, labai keitėsi komunikacija. Rinkiminės kampanijos pradžioje, sakykime, rugpjūčio pabaiga, rugsėjo mėnesį buvo tarsi komunikuojama, mes susitvarkėme su COVIDu, paskui, kai susirgimų skaičius pradėjo augti, tas susitvarkėme dingo, bet vis tiek COVIDas buvo pakankamai dažnai lyginant su kitomis partijomis minima tema. Aišku, vėlgi skirtingos partijos skirtingai komunikavo apie COVID, ar ne? Būtent, sakykime, valdančią koaliciją sudariusios partijos labiau akcentavo, kaip jos tvarkingai susitvarkė su COVID iššūkiais, o opozicinės partijos arba, sakykime, neparlamentinės partijos labiau kaltino tuometinę vyriausybę, sakykime, problemomis blogai tvarkantis su COVIDu ir COVIDo pasiekmėmis. Toliau, tada kyla klausimas, jeigu ne COVIDas, tai kokiamis temomis
komunikavo politikai. Ir čia matote tokią pakankamai baisią lentelę, aš suprantu, bet vėlgi jinai išryškina tas temas, parodo, kurios daug skaičių, daug procentų, kurios būdingos. Tai žodžiu, partijos komunikavo savo, sakykime, tomis temomis, kurios buvo aktualios konkrečioms politinėms partijoms, kaip pavyzdžiui, sakykime, Tėvynės sąjunga komunikavo, pagrindinė jų kampanijos tema buvo užsienio politika, Laisvės partijos aplinkosauga ir žmogaus teisės, tiksliau labiau žmogaus teisės, Žaliųjų partija aplinkosauga. Žodžiu, tos temos, kurios partijos pasirinko kaip savo tokius pagrindinius leitmotyvus ir joms ir buvo skiriamas didžiausias dėmesys. Įdomu, matote ten prieš paskutinę eilutę, jog yra pranešimų, kurie neturi jokios temos. Tiesiog politikai arba partijos ragina, balsuokite už mus. Tai pranešimas jisai yra apie nieką. Ir matome, kad yra partijų, kurių, sakykime, labai didelį skaičių pranešimų sudarė tokios žinutės tarsi apie nieką. Tai čia turbūt paminėt galima Darbo partija, kurios kampanija buvo 78% pranešimų tarsi apie nieką, ar Lietuvos socialdemokratų Darbo partija, ar ne, šitie skaičiai išsiskiria. Aišku, normalu, kad visose partijose tokių pranešimų yra, nes tiesiog čia patenka ir visokie plakatai, visa medžiaga, kurią komunikavo politikai ir partijos. Toliau, kalbant apie politikų ir partijų komunikacija, irgi turbūt, čia Giedrė apie tai užsiminė, tas negatyvios komunikacijos naudojimas, ar ne, puolimas savo konkurentų. Ir vėlgi mes pasižiūrėjom, reiškia, kaip išsidėsto būtent tas pozityvios, negatyvios ir, sakykime, neutralios komunikacijos pasiskirstimas skirtingų partijų ir politikų, reiškia, kandidatų gretose. Ir matome, kad labiausiai negatyvę komunikaciją arba labiausiai negatyvus buvo, sakykime, tos populistinės arba mažesnius resursus turinčios naujos partijos. Ar ne? Ir iš esmės šitie rezultatai tarsi patvirtina užsienio įvairių tyrimų rezultatus, kad būtent negatyvumas partijoms arba politikams tampa tokia kaip ir vienu iš būdų atkreipti į save dėmesį ir, kai tu neturi resursų, kai tu esi nežinomas, tada tu stengiasi būti kuo labiau radikalesnis, tokiu būdu, pritraukdamas žiniasklaidos dėmesį, ar ne, savo kažkokiais radikaliais pareiškimais ir tada jau nebesvarbu, ką tu ten šneki, kiek tu ten šneki, svarbiausia, kad, bet kokiamis priemonėmis atkreipti dėmesį. Tai būtent matome tas negatyviausias partijas. Aišku, iš kitos pusės matome tas pozityviausias partijas, Laisvė teisingumas, Lenkų rinkimų akcija ir liberalų sąjūdis, ar ne, nes reikėtų išskirti kaip partijas, kurios vykdė, sakykime, pozityviausia, tai yra labiausiai apie save nukreiptas kampanijas. Dabar, jeigu mes palygintume skirtingas platformas, irgi akivaizdžiai išsiskiria, kad Facebookas yra tapusi negatyvi platforma arba ta vieta, kur vyksta negatyvi komunikacija. Nes jeigu pasižiūrėtume kitas platformas, kurias mes lyginame, analizavome spaudą, tai ten negatyvumo apimtis buvo gerokai mažesnės, kaip matome Facebook'e, faktiškai vos net trečdalis visų pranešimų buvo vienaip ar kitaip negatyvus. Spaudoje buvo vos 5%, Instagram'e dar mažiau ir turbūt čia irgi reikia kalbėti apie pačios medijos specifiką, ar ne, kad Instagramas yra apie save, ar ne, kur žodžiu, yra daug vizualinės medžiagos, tai vėlgi toks dalykas. TikTokas irgi faktiškai buvo tik tai apie save ir ten vienas kitas pranešimas tik tai buvo negatyvus. Tai irgi toks įdomus dalykas, kad, vėlgi, kas tai nulėmė, ar pasirinkimas platformos, ar pati platforma, čia vėlgi yra diskusijos reikalas, bet akivaizdu, kad Facebookas yra ta vieta, kur to negatyvumo, negatyvios komunikacijos yra daugiausiai. Ir čia turbūt, žiūriu laikrodį, kaip ir turėčiau tilpti. Čia ir matome, kad iš tikrųjų būtent
galbūt tai nulėmė ir tai, kad negatyvumas dažniausiai reiškiamas tekstiniu būdu. Ne? Ir būtent per tekstinę formą ir vizualinio negatyvumo buvo labai nedaug. Vienas kitas pavyzdys, kur mes radom kažkokį tiesioginį vizualinį, reiškia, negatyvų pranešimą. Tai toks irgi turbūt pačios platformos nulemtas veiksnys, kodėl tas negatyvumas Facebook'e yra tokios didelės apimties lyginant su kitais kanalais, kuriuos naudoja mūsų politikai ir partijos. Ir aišku, tas resursų turėjimas irgi yra turbūt veiksnys to negatyvumo ar ne, ir mes matome, turbūt ir matysime, ir matome per šios prezidento rinkimus turbūt, kad vėlgi tie, sakykime, mažesnius resursus turintis politikai, jie irgi eina ekstremaliai negatyviai, kaip mes galime sakyti, skleidžia tokias, sakykime, vienokias ar kitokias radikalias idėjas, tokiu būdu, siekdami vėlgi atkreipti į save dėmesį. Tai tiek būtų, toks trumpas būtų pranešimas. Ačiū.